Žiūrėkit, bet tas su maisto kainom kas daros? Vėlgi, kiek spekulacijų, kiek panikos kelimo ir kiek... Čia trys veiksniai yra ir objektyvūs dalykai rinkose be abejo, kaip visuomet šitam biznį dalyvauja spekuliantai, rinkos tarpininkai, kurie atsiranda, perka, parduoda ir kaip netyčia pakelia kainas ir natūralu yra oligopolinė padėtis prekybos sektoriuje. Akivaizdė oligopolija. Ne monopolija, bet oligopolija. Gerai, tai kam tokią koncentraciją leidot? Įstatymas leidžia 40, bet jie... 70 padarė? Ne, padarė iš tikrųjų, ne, oficialiai jie tiek ir išlaiko, bet realiai iš tikrųjų mes patys žinom, kad kitokie yra. Tai va šitie visi trys veiksniai ir lemia, kad kainos iš tikrųjų padidėjo daugiau negu reikėtų. Bent 5-6 procentiniais punktais arba kai kuriem produktam jos turėtų būti mažesnės. Bet tas yra visur, žinokim, tas yra. Bet tas vėlgi monopolija. Mes turim tiek ekonomikos galių, kiek mes iš tikrųjų atkovojam prieš natūrales arba atsiradusias per 20 metų oligopolijas ir monopolijos, kurios susikūrė natūraliai dėl to, kad yra interesai, kuriuos užvaldyti. Jeigu tu pardavinėjai dujas, jeigu tu pardavinėjai vandenį, jeigu tu pardavinėjai druską, jeigu tu pardavinėjai cukrų, jeigu pardavinėjai vienas esi pardavėjas arba dviesi, jūs met galite sustarti, pakelti kainą. Čia parašyta visuose vadovėliuose pirmos... Gerai, iš šitų jūsų atsakymų galima spręsti, kad greitai krizė nesibaigs, nes godumas vis dėlto... Ne, krizė baigsis tada, kada ateina riba. Jeigu, žinau, kad reformas, jeigu nedaro viršus, jas daro apačios. Ir apačios dabar iš tikrųjų labai spaudžia, ta vyriausybė supranta. Arabų šalyse, Lietuvoje... Ne, Lietuvoje, žinokit, mums nereikia tų arabų, ten žinokit, ten yra kiek kiti interesai, ten yra naftos perdalinimo pasauliniai interesai. Ten aš nemanau, kad ten tie arabai labai smarkiai išprusė ir daro tos dalykus. Bet aš vieną gerą žinią noriu pasakyti. Vatika raportas išėjo Pasaulio banko ir valiutos fondo apie ES šalis ir tame tarpe 10 europinių šalių, rytų Europos šalių. Tai mes Lietuva antroji, trečioji vietoje visur einam. Pagal visus parametrus. Po Estijos praktiškai ir Čekijos arba Lenkijos. Pas mus iš tikrųjų nėra tokia bloga situacija. Ir aš, kalbėdamas apie antrą dalį problemų psichologinę, noriu pasakyti, kad jeigu mes jos tiek daug neturėtum savyje, to skepsiso, nusivylimo, pavydo, savanaudiškumo ir kitų enciklopedinių mūsų būdo tokių savybių, mes iš tikrai greičiau išliptum. Estijoje kai kas yra žymiai blogiau, bet paklauskite Esto. Viskas gerai? Gerai, stabtelkim. Reklama išsyk po jos, mes sugrįšime į karštą vakarą, likit su Baltijos televizija. Grįžtam į studiją, antradienio karštas vakaras, apie tai, kadagi pajusim krizės pabaigą. Kęstutis Glaveckas, Arvydas Avulis bei Gediminas Rainys su mumis. Arvydai, nedarbas, daug žmonių taip pat Delfi užduoda klausimą, kadagi sustos nedarbo didėjimas, dabar kiek apie 300 000, 280 000 oficialių bedarbių krenta, profesorius. Dabar 12,813, dabar sumažėjo. Čia oficialus, o kiek dar yra dalis tokių žmonių plaukiojančių, kur ilgai neranda darbo? Sumažėjo, aš norėčiau pasakyti Kęstutui dėl to, kad yra labai didelė emigracija. Irgi, suprantate, išvažiuoja 80 000. Sezoniškumas, aišku, vasarą darbai. 80 000 per metus. Taip, tai yra didelis skaičius. Ką tai reiškia ekonomikai? Tai labai daug rinkos žlugimas. Tai yra vartotojai, mokesčių mokėtojai, jų tiesiog nelieka. Bet grįžtant prie klausimo, kaip būtų galima spręsti iš tikrųjų nedarbo problemas, tai daug kalbama, bet iš tikrųjų labai mažai daroma. Viena iš populiariausių turbūt sprendimų būtų tai būtų grįžti prie vis tik tai gyvenamųjų namų renovacijos programos, kuri iš tikrųjų turi pakankamai didelės perspektyvos. Ir turbūt nėra prasmės čia kalbėti, kokia jinai būtų naudinga, bet šiandien galbūt galim tiesiog pakalbėti apie tai, kaip tai padaryti, kad jinai veiktų. Nes žmonės neturi pinigų. Čia yra esminė priežastis, kodėl šita programa nevažiuoja. Taip, bet žiūrėkit, jeigu būtų, sakykime, surasti sprendimai, kurie buvo taikomi iki krizės, pavyzdžiui, buvo dengiama 50% išlaidų renovacijos ir pakankamai žmonės noriai tai darydavo. Nes tai jau yra motivacija, surinkti ten kažkiek tai pinigų ir investuoti į savo namą. Taip, bet jūs esate statybų pramonės žmogus, natūraliai ginat savo interesą. Aš galiu pasakyti, kad ne visiškai taip, nes mūsų asmeniškai mes neturim statybinės kompanijos, mes daugiau investicijas darom. Ir mes galėtum pasiūlyti schemas, kada investuotojai investuoja, nebūtinai kiekvienas gyventojas turi daryti, bet galima tokiems kompanijoms kaip mūsų, tai yra investuoti į tam tikrų namų renovavimą, o paskui žmonės mums gali, mokėdami už šilumą, mes turėdami efektą, kokį gauname efektą, pirkdami mažiau šilumos, mes iš to galim susigrąžinti savo investicijas. Tokie sprendimai gali būti. Gerai, dėl nedarbo. Norėčiau papildyti iš tikrųjų, kad industriniuose kraštuose pagrindiniai lokomotyvai garvežiai yra du - nekilnojamas turtas ir automobilių pramonė.
Tai pas mus automobilių pramonės nėra, bet pas mus automobilių biznis dabar kaip atsigavo, iš tikrųjų pinigų pradėjo daugiau darytis. Apie 100 000 žmonių perka, parduoda, remontuoja Lietuvos automobilius. Ir daug dievė, kad kaip galima daugiau mes jų perparduotum ir uždirbtum. Nu, šiuo metu tai yra Lietuvos garvežiai gali būti. Garvežys dabar yra žemės ūkis garvežys. Ačiū Dievui, kad misijai turi, mus traukia. Nekilnojamas turtas sėdė pirmam vagone ir pakol kas negali. Bet žemės ūkis Europos pinigais dotuojamas, jeigu ne jie, tai matyt, jie išliko rinkose. Lietuviai išlaikė savo vardą, išliko rinkose ir ačiū Dievui, dar tuose rinkose yra gana atviros ir tame tarp Europos atviros. Nekilnojamas turtas tai iš tikro pagrindinis turėtų būti garvežys. Ir kol mes jo neužkursime, pagrindinės darbo vietos iš tikro ateina iš nekilnojamo turto, reikia pripažinti. Jeigu 1 milijardas nekilnojamam turte investicijų, kas yra iš tikro labai mažai, palyginus su tavo apimtim, duoda apie 18 000 darbo vietų naujų, tai kitose šakose, pavyzdžiui, jis duoda ten 3-4 tūkstančius darbo vietų. Gediminai, kas čia garvežys gali būti? Tame tarpe. Aš atsakyčiau taip, reikia kurti fundamentales, bazinės, arba šias pavadinčiau technologinės darbo vietas. Ir šią prasme tikrai norėčiau atkreipti dėmesį ir politikų į mūsų vykdomą regioninę politiką, kurią kitų žodžių kaip nepatenkintama pavadinti negaliu. Štai peržiūrėkite Visagino socialinio-ekonominių priemonių planą. Peržiūrėkite šiuo metu vyriausybė vidaus reikalų ministerijos pateiktas berods 12 probleminių rajonų priemonės. Ką jūs ten pamatysite? Pamatysite centrinių aikščių gražinimą, pamatysite kelių duobių lyginimą, jūs pamatysite ežerų valymą, pamatysite šilumos kompensavimą, pamatysite nevyriausybinių organizacijų paramą ir daugelis panašių. Kiek sakėme, kad atsirastų eilutė technologinių darbo vietų kūrimas. O tai reiškia, kad turi būti statomi modernūs angarai, tokie kaip mes Vilniui pamatytume ar Ginta, ar Baltic Optical Disc, arba Lietpakas už Karveliškių kapų, arba Aurika Kaune, arba Sanitas, arba tie patys Visagino baldai, kur 600 žmonių dirba. Tai tarsi rentgenų. Mes turime galingą ginklą, tuos pačius struktūrinius fondus, 7 metam apie 25 milijardai litų. Perverskim kiekvieną eilutę ir užduokim vieną klausimą. Kiek šita eilutė sukūrė naujų darbo vietų? Mes atrasime labai daug neigiamų atsakymų. Tame tarpe ir garsieji tie kontroliuojantys fondai, kur pinigai dar užsigulėjo bankuose, bet nepasiekė būtent darbo vietų kūrimą. Taip kad vėlgi mes galim ieškoti išorinių priežasčių, barstyti pelenus ant galvos, bet atlikime namų užduotis, užduokim šitą klausimą, pažiūrėkime. Berods nekilnojamo turto asociacija tyrimą atliko, atskiruose rajonuose yra 15% žmonių neša sodrai, 85% gauna iš sodros. Taip, kad šitą santykį nepakeitus. Ką rodo šitas balansas toks? Tai rodo, kad didžioji dalis išlaikytinių ir čia jokia sodra neatlaikys tokio ir bedarbystės lygio ir tokios politikos. Reikia tiek biudžeto lėšas, tiek ir europinius pinigus, kaip galima daugiau naudoti vidaus rinkai atgaivinti. Kuriant darbo vietas, nes priešingai visi kiti dalykai bus iš tikrųjų labai problemiški. Žiūrėkit, bet dar dėl to nedarbo grįžtant, štai praeitos savaitės naujiena gaudyti nelegaliai dirbančius. Profesoriau, ką jūs čia norit padaryti? Aš noriu pasakyti tiek, kad iš tikrųjų pats veiksmas yra labai negražiai atrodantis ir viskas, bet dėl pasirinkimų mes neturime. Aš jums pasakyti galiu vieną paprastą pavyzdį. Aš turiu labai neblogą draugą savo Vokietijoje, Münsterio profesorių, kuris savo laiku Lietuvoje dirbo, paskui nuvažiavo Münsterio universitetą ir jis praeitais metais jisai namą nutarė savo susiremontuoti. Atvažiavo 2 lietuviai pas jį, kad jie stogą taisyti. Žinokit, antrą dieną, kaip stogą pradėjo tvarkyti, atėjo vokiečių vidaus policija mokesčių ir uždėjo jam 10 000 eurų baudą už tai, kad jis naudojo tuos piliečius neoficialiam darbui. Tai matot, visam pasauliu taip yra. Gerai, bet Lietuvoje gali atrodyti žmonės... Jo, aš manau, kad mes turim susitarti iš tikrųjų, tam tikrą... Ne, matot, čia labai daug reikia... Niekas nekalba apie talką. Mano supratimu, talka, tai kai žmogus ateina ten bulvių, kas dar ką nors neturėtų tai būti. Aš turiu kalbėti iš biudžeto pajamų interesų tame tarpe, nes jeigu mes viską taip atleisime, mes tiesiog pajamų negausime. Žiūrėkit, čia vėl rašoma apie tai, kad... Mes atsimame tą klasikinį pavyzdį. 1 milijardas litų parduotas tinkluose. Duoda apie 280 milijonų litų pajamų. Biudžetų 21 milijonas. 21% yra pridėtinės vertės mokestis, ne? PVM-as, plus sodra. Prekybos tinkluose parduotas. 1 milijardas parduotas turgui.
duoda praktiškai 40-50 milijonų. Tai už tai jūs nesuinteresuotas prekybos tinklų koncentracijos mažinti, nes geros pajamos. Mes norim, kad jie turėtų, tai pajamos ne mums reikalingos, bet iš tikrųjų pensijos, mokyklos, viskas yra išlaikoma iš to. Ten irgi efektyvumo trūksta, bet tada dėl tų visų baudų, tai iš tikrųjų tam tikrą prasme turi būti, patys žmonės, Kanadoje, tai pačioje Amerikoje kaip ir, tu turi socialinio draudimo kodą, kuris fiksuoja visas tavo įmokas, mes tą irgi turėsim turėti. Kiek tu sumokėjai mokesčių draudimo, kiek visko, ir jeigu tau ateina laikas arba nori tą gauti paslaugą, pavyzdžiui, gydymo, ir tu neturi pinigų, tu nueisi į federalinį ligoninę, kur tavęs neprižiūrės. Jeigu tu nori gauti geresnę paslaugą, turi būti. Tai va, šitie dalykai bus susijęti. Gerai, tai apibendrinant, tai kadagi Lietuvos žmonės pajus gerėjantį gyvenimą, ne skaičiukus, ne BVP prognozes po 6% beveik, bet realiai, kad žmonės pajus, kad gyventi lengviau šitoje šalyje. Aš manau, kad tas iš tikrųjų ateis galbūt visai neužilgo, bet aš manau, kad visi tiek ypatingai vyriausybė ir Seimas turėtų padėti žymiai daugiau pastangų, kad šiandieną būtų kūrima daugiau darbo vietų. Ir būtent darbo vietų kūrimui turėtų būti, kaip ir sakė ponas profesorius, kad vis dėlto reikia ieškoti tokių nestandartinių sprendimų. Ir šiuo atveju vis tik tai vyriausybė turi surasti kažkokią tai bent nedidelę dalį lėšų skirti renovacijai. Gerai, Gedvinai, tai jūsų požiūrį vis dėlto pirmas ketvirtis šių metų. Koks jis bus, jūs verslo nuotaikas? Mes turime žinių ir apklausėm direktorius ir koks antrasis ketvirtis bus. Ir turiu pasakyti, kad jis eksportuojančiai pramoniai bus geras, jį didina toliau apsisukimus. Man labai džiugu už tą paprastąją klasikinę pramonę, ne tik aukštas technologijas. Taigi atsigavimas ateina, bet dėja žingsnis po žingsnio ir čia galiu tik tai atkartoti Dovulio žodžius, kad vieną kitą dar namų užduotį atlikime, ar tai būtų renovacija, arba tai būtų regionų plėtra, arba tai būtų struktūrinių fondų korekcija. Ir šitie žingsneliai taps platesni ir greitesni. Gerai, dar valdžia beje 40 milijardų rezervą planuoja sukaupti. Čia tokie... Čia norai yra. Ne mistika. Ne, tai gerai, tikslas yra. Mes savo laiku neturėjom rezervų. 2008 metais mes nuogi buvom. Todėl mes tą pamoką išmokom. Dar vienas patarimas arba pamastymas mums visiems tiem, kurie yra vartotojai. Indėlių taupomose kasose yra dabar daugiausia negu bet kada Lietuvoje buvo. Fizinių asmenų. 27 su viršų milijardų litų. Palūkanas, kurias gauna žmonės, yra nedaugiau 2%. Infliacija atrodo apie 4 bus. Tai 2% tu kasmet prarandi. Tai žymiai geriau tuos pinigus tam tikrą prasme paleisti į vartojimą ir turėti daiktą, negu turėti pinigų ir prarasti tuos 2%. Gerai, bet ar ta indėlių suma nėra saujelė žmonių rankose? Aš manau, kad mes neturim, aš turiu tą statistiką, bet iš tikrųjų kalba eina apie 60% Lietuvos žmonių. Tai yra gana didžioji Lietuvos dalis. Dėkui labai, ačiū, kad atvykote į Karštą vakarą. Dėkui šią laidą žiūrėjusiems, iki rytojaus be 5:30 vakare per Baltijos televiziją.